Kas ne? Todėl mes antairo. Man taip jau gyvenimas ir Dievas davė, kad aš gimiau su reta genetika, kurią diagnozavo dar labai anksti. Ir iš pradžių buvo labai tokia griežta, negailestinga diagnozė, kad gyventi liko vos keli metai, kad liga progresuos labai greitai. Vėliau, kai nesilaikiau terminų, diagnozė keitė ir jinai tapo tokia neapibrėžta, ne tokia sudėtinga, bet vis tik tais su prognozėm, kad jinai progresuos į priekį ir pakeisti nieko ir padėti nieko negalima. Šiai dienai jau 8 metai, kaip aš neįgaliojo vežimėlyje ir, sakykime, šita liga veikia ir rankų, ir kojų raumenys silpsta, bet galva ant pečių, noras džiaugtis gyvenimu toks pat kaip ir pas visus. Ir kažkurio metu labai juodų periodų savo gyvenime, kai nemačiau ateities, vilties ar perspektyvos, aš tiesiog nustojau kelti pretenzijas pasauliui ir pasakiau, aš būsiu laiminga. Taškas. Ne kai, ne jeigu, ne kažkada. Ir tikriausiai ta mano savybė, tas užsispyrimas, tas kabinimasis į laimės pojūtį, į gebėjimą pajusti džiaugsmą iš mažiausių dalykų, atvedė mane prie to, kad gyvenimas staiga ėmė gerėti. Nepasikeitė mano diagnozė, jinai liko tokia pati, bet šiandien man tai toks nereikšmingas dalykas, mažai kuo man trukdantis, nes yra kas mane ant rankų nešioja. Ir galiu imtis daryti, gyvendinti bet kokias idėjas, kokias tik man šauna į galvą. Ir kai mums atėjo tas vidinis suvokimas su vyru, kad mes pasiruošę tėvystei, ir nors buvo labai daug klaustukų, labai daug neiškumo, labai daug baimės, kad mano genų nepaveldėtų vaikas. Bet vidum jautėm, kad viskas turi būti gerai. Tik tais mums niekas tam protui garantijų negalėjo duoti. Gydytojai man tik pečiais gūžteldavo, kai ką nors klausė. Laimiai sėkmingai susilaukėm vaikelio, buvo labai graži pradžia, pavyko ir pačiai maitinti, ir vaikas sėkmingai augo, atėjo laikas išleisti į darželį. Su tuo darželiu ir prasideda visos ligos, o kadangi mano imunitetas visada buvo silpnas, sirgo vaikas, sirgo labai daug, nes numatyti tokia mes giminė, ir sirgau aš lygiai grečiai ir dar sunkiau, bet kiekviena infekcija, kiekviena liga man versdavo mano ligą progresuoti ir aš prarasdavau raumenų masę, judesius, galimybės ir tai nebegrįžta man. Todėl aš supratau, kad aš neužauginsiu vaiko taip iki pilnametystės. Ir galbūt kitiems pasirgti kažkokiu gripu, patemperatūrinti yra smulkmena, o man tai yra katastrofa su negrįžtamom, neatstatomom pasiekmėm. Todėl aš turėjau dar labiau nei bet kas kitas vertinti visus būdus palaikyti sveikatą. Ir aš labai greitai pamačiau, kad visi cheminiai vaistai tik tais teršia, gadina organizmą. Ir vos nesusigadinau inkstų su tais karštais gėrimais nuo peršalimo simptomų kažkada anksčiau. Ir kai vaikas pradėjo eiti į darželį, mums buvo tokia sudėtinga situacija, kad reikėjo atrasti kažką. Ir aš tiesiog googlinau ir tiesiog buvo tad labai stipri intencija į visatą siunčiama, man reikia kažkokios pagalbos, man reikia natūralių sprendimų. Pradėjau domėtis liaudiškais metodais. Ne kažkokiais ezoteriniais tenais ar prietarais, praktiškais, liaudiškais, realistiškais dalykais, ką galima su tokiais mažais vaikais daryti. Nes kai iš gydytojas recepto nusiperki vaistą, pamatai, kad jisai griežtai tik nuo 12 metų, o išrašė 2 metų vaikui. Ir galvoju, ar čia nekompetencija, ar nerūpestingumas, ar aplaidumas, ar tiesiog nusikaltimas. Kaip tai traktuoti, kad vaikui gali būti padaryta žala, o pasirinkimo nėra, variantų alternatyvų neturi, nes matai, kad blogai, reikia kažką daryti. Ir tas bejėgiškumo jausmas motinos, kai aš mačiau, kad ir jam blogai, ir man blogai, ir mes neišeisim iš to rato, jeigu nerasim kitokių sprendimų, man tai buvo didžiulė kančia. Ir tikriausiai, kaip sakoma Biblijoje, klausk ir tau bus atsakyta, belsk ir tau bus atidaryta, ar ne? Tai visai netikėtai man parašė viena moteris. Mes iki šiol turim skirtingas versijas, kaip susipažinom. Aš įsivaizdavau, kad vienaip viskas buvo, jinai prisimena kitaip, bet, žodžiu, kažkokiu būdu mes sukontaktavom, aš jas nepažinojau iki tol ir jinai pasiūlė mane supažindinti su terapinės kokybės eteriniais aliejais. Ir aš taip,
Aš turiu eterinio aliejų, aš skaičiau, aš žinau, labai fainas dalykas, aš jas naudoju, bet jokio poveikio nelabai gaunu. Ir jinai man pasako apie Gary Youngą, Young Living kompanijos įkūrėją, apie kokybę, apie grynumą, apie tyrumą, apie efektyvumą, apie jos šeimos istoriją, apie tai, kaip jinai savo vaiką po onkologijos organizmą valė ir gydė, stiprino imunitetą, stiprino sveikatą ir neįtikėtina istorija mane taip sujaudino, galvoju, bala nematė, o ko neišbandysi, ar ne? Dėl savo vaikų, dėl savęs, kai esi desperatiškai padėti, viską bandai iš eilės ir niekiek negaila tos investicijos, kad kažką pabandėjai. Aš užsisakiau savo startinį rinkinį ir nuo tada, aišku, vienas iš pirmųjų įvertino šitą investiciją vyras. Pauostė mano turėtą levandą, pauostė gautą levandą ir sako, skirtumas didžiulis, suprantu, už ką tu sumokėjai, čia bent jau augalų kvepia. Nes tai, ką aš buvau nusipirkusi visai nebrangiai kažkokios rusiškos firmos, bet iš vaistinės buvo totali chemija. Dabar aš sugebu atskirti, kad tenais cheminiais tirpikliais kvepia. Bet tada aš nežinojau ir naudojau, nesuprasdama, ką tai reiškia prie savo vaiko mažo. Ir tikrai mažam vaikui nereikia tokių toksinų. Ir nuo tada prasidėjo mūsų tyrinėjimai, atradimai. Labai šitoj bendruomenėje Young Living gavau daug žinių apie sveikatą. Ir kai dabar buvo visa ta panika dėl korona, tiksliau jinai tebėra, ar ne? Aš pirmas kelias dienas toksai nerimas, kas čia dabar bus, kaip čia maisto ir visą kitą apsirūpinti. Bet paskui tiesiog nusprendžiau, kad reikia orientuotis į patikimus šaltinius, susirinkti informaciją, pasiruošti ir ramiai sau būti. Ir paaiškėjo, kad pasiruošusiems ir paruošusiems savo organizmą, net su mano anksčiau buvusių labai silpnų imunitetų, viskas praėjo labai lengvai. Jau antikūnius turi, mes jau natūraliai vakcinuoti. Žodžiu, buvo tik tais kelios dienos silpno diskomforto. Ir aš tiesiog suvokiu, kad dėkoti turiu gautoms žinioms ir pasiruošimui. Žinojau, ką daryti, kaip paruošti savo kūną. Ir noriu jūs supažindinti su tuo, nuo ko aš pradėjau, visko, ką aš išmokau išpasakoti, nei per savaitę nebūtų įmanoma. Mes turime uždarą grupę, kurioje nuolat vyksta mokymai, tiek iš fizinės pusės, tiek meditatyvios emocinės praktikos, nes neįmanoma padėti kūnui sveikti, jeigu neišsprendė vidinių emocinių problemų, streso, kuris trukdo kūnui regeneruotis ir funkcionuoti taip, kaip turėtų. Prieš pasidalinant savo skaidrėmis norėčiau paklausti Vaida tavęs, kad pasidalintum, kokia buvo tavo pradžia ir sprendimas, kodėl tu nusprendei išmėginti Young Living eterinius aliejus. Aš žinau, kad tu jos naudojai dar žymiai anksčiau, nei mes susipažinom. Girdisi? Taip, girdisi. Gerai. Eterinius aliejus iš tikrųjų aš naudoju jau 3 metai kažkur. Ir tada, kai jau pradėjom ruoštis į darželį su Rusne. Tai aš tada, aišku, pirkau įvairių firmų, paskui dariau mokslinius bandymus namuose, skaičiavau vieno lašo kainą, vieno lašo efektyvumą ir skaičiau iš tikrųjų labai daug straipsnių. Ir aš galvoju, kad tikrai nebus blogiau, jeigu aš pabandysiu. Tai aš ką pabandžiau ir tikrai kuo įsitikinus esu, nes mano Rusnė jau 3 metai lanko darželį. Ir aš sakau, mes turim ritualą kiekvienam vakarui, kad visus metus lankytumėm darželį, nes aš Rusnę tepu padukus, prasiskiedus Tyfso eterinį aliejų. Rusnė, kur mūsų Tyfsas? Čia Rusnytė man išmaišė, dabar taip greit nerasiu. Bet aš kiekvieną vakarą tepu, kad ir tikrai tą matau naudą, nes aš ir garinu, ir tepu, ir Tyfso purškaliuką turim. Į darželį kvėpinami su Tyfso purškaliuku. Ir praeitus mokslo metus išlankėm visus pilnai, nei vienos dienos nepraleidę, nei dėl slogos, nei dėl ligos. Tai aš sakau, mes galim tikėti panacėją, o vaikai tuo netiki. Tai kai tą išbandai ant vaikų, vadinasi, tas veikia. Ir aš tai iš tikrųjų labai tuo džiaugiuosi, kad mums to pakanka ir Rusnei labai patinka ir namuose vakare pasigarinam ir miega ir sakau, aš ta prasme ir kitam galiu rekomenduoti tai, ką išbandau ant savęs, ant savo šeimos rato ir
Ir tai, kas yra, jeigu yra apelsino, tarkim, eterinis aliejus, aš įdedu į salotas. Nes jeigu apelsiną gali valgyti, eterinį aliejų taip pat gali valgyti. Tai ir jeigu pardavėjas tau sako, kad ne, šito aliejaus nevalgykit, tai tada aš suabejoju jo tiesiog grynumu. Tai va, tai dėl to aš pasirinkau Young Living eterinius aliejus, kuriuos galima vartoti į vidų. Ir esu įsigydžius ir kosulį, ir kitas ligas, tas menų tikrai yra... Dukrytė, palaukiškai, aš pakalbėsiu. Ir tas pelargonijos eterinis aliejus kosulį yra vaistas numeris 1. Tikrai išbandžiau ant savęs ir labai labai efektyviai padėjo. Tai va. Tai kas norit, jeigu išbandyti ar kažką, tikrai galiu pasidalinti lašeliu 2-3. Tikrai negaila, kad pajausti tą skirtumą ir pamatyti jo efektyvumą. Galbūt tiek. Dėkui labai, Vaida. Ir tikrai labai faina yra galimybė pauostyti, išbandyti. Tai yra galimybė pas Vaidą Kaune apsilankyti, pas mane Klaipėdoje. Ir galimybė, sakykime, susipažinti emociškai tą kvapą išjausti. Kita vertus, aš sakau, tas lašelis gyvenimo nekeičia, buteliukas gyvenimo nekeičia, visas rinkinys pasirodo gyvenimo nekeičia. Kas pakeitė mano gyvenimą, tai lojalumo programas. Tai, kad aš nuolat pastoviai vietoje anksčiau naudotos chemijos naudoju natūralius augalinius preparatus. Tai yra mano visa kūno priežiūra, yra išimti 100%. Tai ką dabar reiks išvalyti? Dekoratyvinė kosmetika yra mineralinė, be jokios chemijos. Aha, purškaliukas tavo mėgstamas, dezinfekcijai paviršė labai gerai. Ir mano, sakykime, vaistinėlė pagrindė yra eteriniai aliejai, vitaminai, papildai. Mano namų švaros priemonės 100% augalinės, nes kai pagalvoju, maži vaikai ropinėja grindimis, viską čiupinėja ir viską kiša į burną. Ir aš gyvūnėlius turiu, kurie taip pat vaikšto tomis grindimis ir laižosi pėdutes, kai kartais žmonės net nesusimasto, kuo plauna grindis ir per ką vaikšto jų gyvūnėliai, ypač kai tie sintetiniais parfumais prikvepintos visos priemonės, o gyvūnėlių uosliai, ypač kai jie yra arti grindų, ir jų uosliai yra 100 ir net 1000 kartų stipresnė, kaip juos veikia tie visi Mr. Propero, Jax ir visa kita, ką mano mama naudodavo. Ir mes tiesiog supratom, kad sveikata yra visas gyvenimo būdas. Aš negaliu bandyti tvarstyti piršto vis dar kaldama per jį plaktuku. Aš negaliu mėginti išsivalyti organizmo, vis dar naudodama tas kosmetikos priemonės, kurios pilnos ftalatų, petrolatų, kancerogenų, endokrininių disruptorių, kurie trikdo mano hormonus. Ir kokia prasmė bandyti valyti organizmą, jeigu tu jį kasdien tirši? Jeigu dantų pastoje yra sodium lauril sulfatai, jeigu dantų pastoje fluoridas yra. Tiesiog kažkurio metu man atėjo tas suvokimas, kad aš negaliu trupučiuką čia vienos levandos ar vienos pipirmetės pasigarinti. Man reikia eiti 100% iki galo ir koreguoti visą gyvenimo būdą, mitybą labiau žiūrėti. Mes, aišku, nenuėjome iki fanatiškumo, bet vis tik tais mes pradėjome labiau skaityti etiketes ir ką mums buvo lengva pakeisti, tai yra visi tie buteliukai. Su maistu sunkiau, nes kartais nežinai, ką perki. Stengiamės kiek išeina, bet tikrai nesame ant šito dar iki tobulybės prieėję ir dar turime kur augti, tobulėti, bet bent jau aš nepirku produktų, kurie tikrai yra man kenksmingi. Tiesiog ant jų nėra jokių kaukolių nupiešta, nes yra leistinos toksinų normos, leistinos endokrininių disruptorių normos, o kas išmatuos, kiek aš tų produktų ant savęs per dieną sunaudoju ir kiek jų manyje kaupiasi per metų metus ir jie dažnai nepasišalina. Tai mano atradimas aromaterapija buvo man labai labai svarbus. Aš dabar pasidalinsiu skaidrėmis, kur pas mane jas pasislėpė, štai, apie aromaterapiją gyvenimo kokybei. Ir mes su jumis susipažinsime su pačiais pagrindais ir pagrindinėmis taisyklėmis tiems, kas tik pradeda šitą kelionę arba smalsiai domisi, ar tai derėtų jo gyvenimo būde. Tai visų pirma, aš esu Lina Balsė, su Young Living jau esu 5 metai, nuo 2015-ųjų. Aš esu svetainės gyvybesenergija.lt įkūrėja,
mano, sakykime, finansinis išsilavinimas įvairiais gyvenimo vingiais nuvairavo prie šiek tiek kitokios veiklos. Ir labai didžiuojasi tuo, kad sukūriau savo veiklą, savom sąlygom ir gyvenu iš to ir galiu pasirūpinti savo šeimą, suteikti savo vaikui išsilavinimą, lavinimą, būrelius, viską, ko reikia. Ir tos žinios apie sveiką gyvenimo būdą, taip pat ir didžiulis asmeninis augimas, kuriam gavau postumį, man yra neįkainojami, nes sveikatos pinigais neįkainosi. Ir to tiesiog vidinės pilnatvės jausmo, kad aš darau kažką vertingo ir prasmingo, taip pat neįkainosi, tai tiesiog gyvenimo prasmės dalis. Ir visa mano veiklos esmė yra dalinti žiniomis. Aš perduodu žinutę tiems, kam tai gali būti reikalinga, naudinga. Ir žiūriu, kur tai nuves, kur paskiau užsimesgusios pažintys ves toliau. Mes Dievą esam apgyvendinti šitam gražiam sode. Aišku, daug medžiai jau iškirtom, bet pavadinkime šitą pasaulį sodu, gerai? Ir yra Biblijai labai įdomi citata Apreiškimo knygoje, kad viduryje miesto gatvės, abiejose upės pusėse augo gyvenimo medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tautoms gydyti. Be to, kad būtų nuostabu turėti medį, kuris kas mėnesį vaisius veda, svarbiausia žinutė čia yra, kad medžio vaisiai yra maistas, o lapai tautoms gydyti. Kūrėjas, sukurdamas aplinkai, kurią mūsų atvedė, jau numatė ir davė viską į priekį, ko mums reikės. Ir maistą, ir vaistą per motiną gamtą. Ir joje yra viskas, ko reikia mūsų sveikatai ir gyvenimo kokybei. Tai reikia atsigręžti į ją. Mes žmonės žaidžiame dievus, kūrėme kažką, bandom pranokti kūrėją, kūrėme savo chemiją, savo vaistus, savo kitus dalykus ir labai dažnai po kurio laiko paaiškėja, kad tai nebuvo taip jau ir gerai. Pavyzdžiui, vaistus, kai paleidžia į rinką, patentas būna išduotas tam tikram laikui, 70 metų ar panašiai. Ir didžioji dalis vaistų, aš dabar, žinokit, labai abejoju, ar aš tiksliai pasakiau, ant kiek laiko patentai yra išduodami, bet žodžiu, didžioji dalis vaistų yra atšaukiami iš prekybos anksčiau negu pasibaigia jų patentas dėl paaiškėjusių pašalinių poveikių ir jų daromos žalos. Didžioji dalis vaistų, taip pat didelė dalis vakcinų. Manau, jeigu būtų detaliau tyriami mūsų šampūnai, dantų pastos ir namų valymo priemonės ir indų plovikliai, turėtume tą patį, bet jie netaip labai kam ir rūpi. Bet mes tiesiog kūrėme ir paskiau suvokėme, kad ups, o motina gamta, tai ką duoda, tai jau yra atidirbta milijonų metų evoliucijoje ir tai yra gražioj sinergijai su visa aplinka, kiekvienas augalas, kiekvienas gyvūnas egzistuoja ir mes turime savo vietą tame gyvajame pasaulyje. Ir kadangi augalas negali pabėgti nuo kenkėjo, jisai išsiugdė savo dantis ir nagus, tai yra eterinius aliejus. Jie išgaunami iš įvairių kvapių augalų dalių, tai yra gali būti žievė, tai gali būti sakai, spygliai, lapai, žiedai, įvairiausios dalis. Ir eteriniai aliejai augalui atlieka įvairias funkcijas būtinas jo išgyvenimui. Tai gali būti imuninė funkcija, apsauga nuo virusų, bakterijų ir grybelių, tai gali būti hormoninė funkcija, aromatais privilioti arba nubaidyti kažką ir užtikrinti apvaisinimą ir rūšies išlikimą. Ir tarkim, į mūsų kūną patekę eteriniai aliejai mums atlieka lygiai tą pačią funkciją, nes mes įpratę augalus naudoti maistui. Ir tai, ką jie gamina, jų fitocheminiai komponentai, mums yra natūraliai savi ir priimtini. Pavyzdžiui, mes priimame augalinius hormonus, kaip fitohormonus, kaip savus. Kūnas supranta, kad tai yra iš augalų, kad tai ne sintetika, bet ir ne savo, ir panaudoja, kaip jam reikia, jeigu jam reikia. Daugelis eterinių aliejų kūne veikia kaip adaptogenai, pavyzdžiui, levanda. Tikriausiai daugelis girdėjote, kad jinai raminanti, atpalaiduojanti, bet ar žinojate, kad labai išglebusi arba išglebusi žmogų, jinai gali patonizuoti. Daugelis eterinių aliejų veikia adaptogeniškai, tai yra grąžina žmogų į optimalų viduriuką. Ir tame yra tokia Dievo įdėta į augalų karalystę natūraliai išmintis, kad jie neišveda iš pusiausvyros,
ir niekada nenuves toliau negu pusiausvyros taškas, o grąžina į tą vadinamą homeostazę, pusiausvyros būseną. Ir noriu pabrėžti, kad lyginant su pačiom žolelėm, pačiais augalais, eterinių aliejų koncentracija, kai mes turim gryną eterinį aliejų, yra milžiniška. Vienas lašas pipirmėtės eterinio aliejaus prilygsta 28 puodeliams arbatos pipirmėčių. Tiek mes niekada net neišgeriam, ar ne? Tačiau tikrai yra terapiniai labai koncentruoti produktai, kuriuos naudoti reikia kaip koncentratus. Tai yra, jeigu mes gariname visai patalpai, mums užtenka kelių lašelių. Jeigu mes tepam ant kūno, dažniausiai užtenka 1 ar 2 lašelių. Ir jie yra be galo sudėtingi, kai žmogaus sukurti vaistai dažniausiai turi 1 ar 2 ar kelias veikliasias medžiagas, dažniausiai 1. Tai eterinėse aliejuose yra kelios dešimtys, keli šimtai, kartais 1000 ir rožės atveju apie 100 000 sinergiškai veikiančių ir kiekviename derliui jie vis kita kompozicija, vis kita proporcija susikomplektuojančių fitocheminių elementų. Ta prasme, skirtingi molekuliniai junginiai, net ne visi jie dar turi pavadinimus, susijungia sinerginiam harmoningam poveikiai. Todėl su eteriniais aliejais yra 2 privalumai. Jie neišbalansuoja mūsų kūno. Turbūt žinot su cheminė, ar ne? Kai naudojai kokį nors cheminį vaistą, sakykime, jisai vieną taiso, kitką gadina. Ar 10 kitų gadina. Eteriniai aliejai dažniausiai visus 10 harmonizuoja, grąžina į pusiausvyrą. Jų poveikis toks sinergiškas, harmoningas. Ir kita vertus, kūnas prie jų nepripranta. Ir bakterijos prie jų neadaptuojasi. Nes prie vienos veikliosios medžiagos bakterijos adaptuojasi. Ir mes vis mažesnis yra turimo antibiotikų efektyvumas ir jų užteks mums maksimum dar 10 metų. Po to žmonės pradės mirti nuo tų pačių įprastinių infekcijų, kurios jau nebebuvo pavojingos ar mirtinos, nes turėjom antibiotikus. Greitai jie nebeveiks, nes bakterijos mutuoja greičiau dėl perteklinio antibiotikų vartojimo. Dabar atsiranda antibiotikams atsparios bakterijos. Mano pačios močiutė. Jinai jau buvo virš 80 metų, žmogus toksai su įvairiom ir baimėm dėl savo sveikatos ir įpročių nedasigydyti. Pažaisti kažkaip tenais, išgerti porą tablečių jai išrašytų ir paskui užmesti, nes jai nuo visko alergija, kuri pasireiškia naktiniais košmarais. Ir burnos džiugimu ten rytais ir panašiai. Senas žmogus turėjo savo požiūrį ir jos lengvas peršalimas po proanūkio krikštynų, gerklės skausmas virto bronchitu. Jinai įsiprašė į ligoninę, pasiguodė, kad jai vienas inkstas pašalintas, daug kam alergiška, ją turi profesionalai prižiūrėti, gydantis. Žodžiu, jinai galėjo gydytis pareigingiau namie, bet išvažiavo į ligoninę. Ligoninėje jie, aišku, gavo stiprių antibiotikų kursą, iššlavė visą vidinę mikroflorą, taip jie įveikė tą problemą, kuri buvo plaučiuose, tą bakteriją, bet jie išnaikino ir visas kitas gerasias bakterijas. O ligoninėje, kur naudojama daugiausiai antibiotikų ir visų dezinfekcinių sterilizuojančių medžiagų, labiausiai ir veisėsi antibiotikams atsparios superbakterijos. Ir jinai grįžo namo pasigavusi tokią superbakteriją, prasidėjo viduriavimas, po savaitės grįžo į ligoninę, paskui dar davė antibiotikų, vėl jie išleido namo ir po dar šiek tiek laiko jinai atsidūrė reanimacijai ir mes net nesuspėjom sureaguoti, net nespėjau atsisveikinti, kaip mano močiutė ganėtinai sunkia mirtimi skausmingai iškeliavo į tą kitą pasaulį dėl tų superbakterijų, kurios daugėja jų kasdien ir mes prie to prisidedame netgi savo buitiniais valikliais. Ir maiste esančiais antibiotikais, kai renkamės neorganiškai augintą maistą. Stengiamės mes pirkti, sakykime, jeigu vištieną augintą be antibiotikų, ir tiesiog kur įmanoma, kur atsiranda alternatyvų, visada rinktis tą geresnę alternatyvą. Ir eterinių aliejų molekulės, kad jos duotų tą kvapą, jos turi išsilakstyti ore. Tai reiškia, kad jos yra lengvesnės už orą, jos lengvesnės už vandenį, todėl plaukioja jo paviršiumi.
ir jos yra lengvesnės už orą ir jame išsisklaido. Jeigu paliksi atsuktą citrinų buteliuką, vieną iš lakiausių eterinio aliejų, citrusai turi pačias smulkiausias molekulės, tai jis tiesiog išeis iš buteliuko garais. Ir viename lašelyje eterinio aliejaus yra apie 40 milijonų trilijonų molekulių eterinio aliejaus, kas reiškia, kad kai vienu lašeliu pasitepame savo suaugusio žmogaus kūną, kiekvienai mūsų kūno ląsteliai tenka apie 40 000 molekulių. Tai yra labai daug, kaip sakiau, tai yra labai dideli stiprus koncentratai, kurie vartojami turėtų būti taupiai, kai turime grynus ir labai efektyvius produktus. Jų nereikia tenai, trečdalio buteliuko susivardinti, tai ne mikstūra. Ir jie veikia labai labai greitai dėl savo molekulių to mažo dydžio, jie prasiskverbia į kūną per odą, per kvėpavimo takus, jie prasiskverbia per gleivinę, jeigu mes su maistu, tarkim, vartojame. Jie pereina ląstelės membraną, jie pereina kai kurios molekulinės sudėtinės dalys kraujo smegenų barjerą, jie per 20 minučių, nesvarbu, kurią vietą jūs patepėte eterinio aliejų, juo bus persismelkęs visas kūnas, visos ląstelės. Ir tai yra kažkas neįtikėtino, nes poveikio greitis didžiulis. Bet kokie kiti produktai reikalauja šiek tiek daugiau laiko, kad suveiktų. Ir kas man dar labiau neįtikėtina yra, kad eteriniai aliejai kuo puikiausiai sąveikauja su kūno ląstelių receptoriais, kaip raktas spynai ateina prie to prisišvartavimo dokų ir tobulai sugeba atlikti tą pačią funkciją, kaip būtų atlikusios mūsų natūraliai organizme gaminamos signalinės molekulės. Jie tobulai dera su mūsų organizmu. Tai gal čia ir yra tas originalusis vaistas, kurį mums davė Dievas, numatė mums jį naudoti, nes eterinius aliejus šiaip ar taip mes naudojame jau 1000 metų, jie yra minimi seniausiuose rašytiniuose šaltiniuose. Ir greta to fizinio poveikio, kai mes padedame savo, ar tai peršalus, ar tai jeigu kažką užsigavo, mėlynę reikia patepti, vaikai bumteli dažnai kaktą, ar pačios turim kažkokių tai nusiskundimų. Greta to yra labai gilus emocinis poveikis, nes uoslė yra vienintelis pojūtis, kuris siunčia signalą tiesiogiai į emocinę smegenų dalį. Ir mes dar net neatpažinę, ką užuodžiam, jau pajutome to aromato sukeltą emociją. Pavyzdžiui, einame kažkur tai gatvė ir kažkur prasilenkiam su žmogumi, nuo kurio padvelkia kvepalų aromatas, kuris priminė mūsų svoločių eksą, buvusį. Ar šiaip kokį nors žmogų, kuris gerai prikiaulinės yra gyvenime ir palikęs labai neigiamą, sakykime, pojūtį. Ir akimirksniu sukyla tos emocijos, vien reaguojant į kvapą. Nes kvapas iškart paveikia emocinį centrą ir tik paskui nueina į tuos centrus, kurie leidžia atpažinti, ką mes užuodėm. Ir parduotuvėse neretai tai naudojama. Galite atkreipti dėmesį į skirtingą įvairių parduotuvių akropolyje kvapą. Nes ypač prabangesnės parduotuvės turi savitą kvapą. Ir tuo stengiamasi paveikti žmonių emocijas ir sprendimus dėl pirkimo. Ir yra moksliškai įrodyta, kad netgi tokie silpni kvapai, kurių sąmoningai net nefiksuojame, neatpažįstam, nepajuntam, sugeba vis tiek mus paveikti emociškai. Taigi mes galim panaudoti tai ir savo naudai, sukurti namuose pozityvę, džiugę, optimistišką, pakilę atmosferą arba ramią atmosferą, padėti susikaupti vaikams, kai jie mokosi namuose, padėti savo susikaupti, susikoncentruoti darbo vietoje. Vakare, kai laukiam galbūt draugų ar visą šeimą susibūrėm, norime tokios komunikavimui pozityvios, optimistiškos, šiltos, jaukios atmosferos. Galbūt miegamajame norime ramios, nuteikiančios miegui, o gal romantiškos, gal libido keliančios atmosferos. Ir aromatais mes galime sukurti tą nuotaiką, tą fizinę netgi būseną. Ir aš atlieku tokią unikalią procedūrą kaip ritualą aromatestavimą ir mokau aromapsichologinio testavimo, vedu kursus. Ir šita procedūra atrodo taip, pas mane atvykę žmonės uosto daugybę natūralių kvapų
ir tiesiog išrūšiuoja juos į tuos, kurie patinka, neutralūs ir nepatinka. Ir iš tų patinkančių atsirenka labiausiai patinkančius. Ir žinokit, mes tam tikrus kvapus mėgstame arba nemėgstame nebereikalo, nes iš to, ką žmonės pasako, kas jiems patinka ar nepatinka, atsiskleidžia viskas apie juos. Jų visi traumos, kompleksai, savybės, polinkiai, poreikiai, santykiai, visos giliausios emocijos. Kaip ant delno, čia testas, kurio neįmanoma apgauti, nes jisai atliekamas ne su sąmonė ir racionaliu mąstymu, o su pasąmonė. Ir naudodami eterinius aliejus mes atsižvelgiame į visą kūną, fizinį, emocinį, dvasinį, energetinį lygmenį, ne šiaip sau visais laikais religinėms ceremonijoms buvo naudoti eteriniai aliejai tiek sveikatai ir gydymui, tiek dvasinėms ceremonijoms. Nes tai eina greta, nes kūnas yra viena visuma visko, negalima pagydyti kūno, neišgydžius sielos žaizdų. Ir mes galim pasitelkti eterinius aliejus įvairiausių organizmo sistemų palaikymui, sveikatos ir efektyvios funkcijos. Ir galime padėti savo ir imunitetą palaikyti šaltuoju metų sezonu, ir nervų sistemos sveikatą, stresą mažinti, palaikyti savo energiją, gerą nusiteikimą, hormoninę pusiausvyrą. Galime jas naudoti dvasinių praktikų metu. Galime pasitelkti namų švarai, grožio puoselėjimui, odos grožiui ir išlaikyti kuo ilgiau jaunystę, nes jie veikia ir kaip antioksidantai. Sumedžioja, neutralizuoja laisvuosius radikalus, padeda ląstelėms valytis. Gali padėti vaikams, kaip sakiau, mokantis, galima padėti jiems nurimti prieš miegą. Mano vaikutis savo kambarį turi štai tokį pelėdžiuko difuzorių, grintuvą, ir jo mylimiausia aliejai yra levanda ir stresauai mišinys. Ir beveik kiekvieną vakarą mes jas įjungiame, pasitepame. Ten dar yra tokios melodijos, baltas triukšmas, lopšinė, paukščių čiulbėjimas, jūros ošimas. Mes su Ugniuku turime skirtingus mėgstamiausius garsus pelėdžiuko, bet man šitas garintuvas pats mieliausias. Ir įvairiausiose gyvenimo situacijose augalai ir eteriniai aliejai gali pakeisti įvairiausią mūsų naudojamą chemiją. Ir jie yra minimi Biblijoje, jie yra minimi senovės Egipto rankraščiuose, iš senovės Šumerijos, Babilono ir įvairiausių kitų kultūrų praktikose ir išlikusiuose įrašuose, freskose. Ir tai yra mūsų pirmieji vaistai. Ir galbūt tai buvo tik turtingųjų, tik tais išrinktųjų vaistai, visi kiti gal turėjo tik žoleles, o išrinktieji turėjo labiau koncentruotas ir efektyvesnės medžiagas eterinius aliejus. Šiais laikais jie prieinamesni yra daugeliui, jie nekainuoja taip kaip senais laikais, kai buvo verti tiek pat savo svorių kaip auksas. Juk atsimenate tą istoriją, kaip kūdikėliui Kristui 3 išminčiai atėję atnešė dovanas. Tai buvo auksas, myra ir smilkalai. Smilkalai tai buvo bosvelijų derva. Šiais laikais mes turim, jinai buvo smilkoma kaip smilkalai, šiais laikais mes turime iš bosvelijų sakų išdistiliuotą eterinį aliejų ir jį gariname. Tai vadinasi, turim tą patį. Taigi auksas ir 2 rūšių eteriniai aliejai, nes būtent dėl eterinių aliejų tiek myra, tiek smilkalai buvo naudoti. Ir jie buvo verti tiek pat, kiek auksas. Šiais laikais jie yra žymiai prieinamesni, aišku, tenka paieškoti tikros kokybės, nes pigių padirbinių, pigesnių produktų visada buvo ir bus, ne, kai yra paklausa. Svarbiausia tai, kad Young Living kompanija remiasi specialistų rekomendacijomis, daro labai daug tyrimų, kad nuolat diegia inovacijas, kad pasiūlyti mums aukščiausią kokybę. Ir didžiausia vertė tame, kad Young Living bendruomenė mokina savo narius. Nuolat vyksta mokymai, konferencijos, internetu kiekvieną savaitę vyksta paskaitos ir dažnai net ne viena. Ir mus mokina pagal prancūziškai modelį. Prancūzijoje ne masažistai, o būtent medikai ėmėsi aromaterapijos, todėl iš jų atėjo tradicija, kad eterinius aliejus galima naudoti 3 būdais: aromatiškai, išoriškai ir į vidų. Aromatiškai, tai kai mes juos gariname, uostome, darome inhaliacijas, kvepinamės jais. Išoriškai, tai yra, kai mes juos skiedžiame
ir per odą galime daryti kremus, grožio procedūras, galime masažus daryti, galima tepti, sakykime, akupresūrinius taškus pėdose ir ausytėse ant delnų. O į vidų galima vartoti eterinius aliejus. Kai kurie iš jų yra saugus netgi neskiestus su vandeniu užsigerti, vanduo jų neatskiedžia. Daugelį jų galima vartoti išmaišius augalinėme aliejuje ir uždarius į kapsulę. Ir dar nuostabus jų naudojimo būdas yra maisto gamyboje. Jeigu į salotas įsilašini eterinio aliejaus lašelį, maistinio eterinio aliejaus, kurį ir taip tą augalą valgai, jisai įgyja ypatingo aromatingumo, lengvumo, gaivos ir skonis tikrai yra išskirtinis. Be to ir nauda sveikatai taip pat papildoma pridedama. Mes galime eterinius aliejus naudoti meditacijai, tiesiog ramiai jais kvėpuodami. Ir kartais užtenka susibalansuoti tik 12 įkvėpimų ir iškvėpimų. Deja, labai svarbu pabrėžti, kad rinkoje didesnioji dalis aliejų yra visiškai sintetiniai, jie yra parfum oil, jie yra kvapieji aliejai. Su augalu jie neturėjo nieko bendro, jie sukurti laboratorijoje. Taip pat iš Prancūzijos, kai distiliuotojų ir eksportuotojų buvo bendra konvencija, jie susėdė, palygino savo skaičius ir suprato, kad tikrosios levandos Prancūzijoje užaugina ir išdistiliuoja apie 25 tonas per metus, o eksportuoja apie 250 tonų. Tai atsiprašau, reiškia tik tais nedidelė dalis eksportuoto prancūziško levandų eterinio aliejaus iš Prancūzijos yra realiai būtent tai, kas parašyta ant buteliuko. Visa kita yra galbūt praskiesti, kažko papildyti, kad po to stipriau kvepėtų. Kažkokia dalis yra grynų eterinių aliejų, bet nebūtinai augintų ir distiliuotų idealiomis sąlygomis, nebūtinai augintų ekologiškai, galbūt jie buvo purkšti chemikalais ir jie neturės tokių ryškių, stiprių terapinių savybių, kad duotų tokį greitą ir gilų poveikį. Ir tik apie 2% visų eterinių aliejų pasaulyje yra terapinės kokybės, kurie net ir nedidelis kiekis ir gana per greitą laiką galim pajusti, ar jis tau tinka, ar tu pasirinkai tinkamai, ar jauti kažkokius pokyčius. Ir labai svarbu ta kokybė, kad jinai būtų užtikrinta visame procese. Kartais žmonės žavisi eko standartais, tai ženkliukais eko, bet eko standartai neapibrėžia, pavyzdžiui, kaip per kiek laiko iš nuskintos žaliavos turi būti išdistiliuotas eterinis aliejus. O kiekvienam augalui tai yra skirtingos taisyklės. Kaip turėjo būti jis distiliuojamas, kokiam karštį, kokiam slėgiui, kokiai taroj laikomas eterinis aliejus, tai yra kritiškai svarbu. Kokie tyrimai atliekami, kokia kokybės kontrolė. To ekostandartai neapibrėžia. Ekostandartai liečia žemę ir ūkininkavimo praktiką ir turi tam tikrą kriterijų visumą. Ir labai dažnai ekoūkiuose naudojami purškiama chemikalai, tiesiog kiti. Kažkurie neleidžiami, kažkurie leidžiami. O mes su vyru lankėmės patys ūkiuose Young Living Kroatijoje ir Prancūzijos Provence, praėjome ten vykdomas edukacijas ir visi gali atvykti, kompanija laikosi visiško skaidrumo principo, ne karantino metu galima užsirašyti ekskursijai ir tiesiog jeigu būsi toj šalyje ekskursijai, kelionėje, atostogose, užsukti, apsilankyti ir viską apžiūrėti. Ūkį, distiliatorinę ir kitas gamybinės patalpas, ten vykstančius procesus, pamatyti, išgirsti, susipažinti. Ir Kroatijoje yra mano sodintas šlamutis kažkur, Provence mes skynėme laukinę levandą, ravėjome rankomis levandų laukus, ne herbicidais nupurkšta, kas kainuotų gal akrui $60, o nuravėti rankomis kainuoja $12,000. Tiek yra brangus rankų darbas. Ir šitas procesas yra atliekamas su didžiulė meilė nuostabių žmonių, kaip mums teko su vyru sutikti. Ir ūkiai Young Living yra visame pasaulyje, todėl kad kiekvienas augalas turi augti ten, kur jam yra geriausios sąlygos ir klimatas, kur jisai klestės, bus kupinas gyvybinių jėgų ir tada galės duoti mums kokybiškai eterinį aliejų.
Manau, mes savo visi šeimoms norime tikrai tik gero ir tik saugaus. Ne? Niekas sąmoningai niekada nenorime pakenkti savo mylimiems žmonėms, bet kartais yra patogiau, lengviau į kažką nesigilinti, nes jeigu nežinosi, galėsi apsimesti, kad to nėra. Todėl mes ganėtinai ilgai su tom etiketėm nevargom, nes mesgi nesuprantam, kas ten parašyta. Bet dabar mano vyras, jeigu aš nusiperku kokią kosmetikos priemonę, neišėjom Living, mano vyras prašo, duok man ją, jisai tiesiog į Google arba į kosmetikos DNR puslapį veda visus ingredientus ir pratikrina, ar tas produktas pakankamai saugus ir duoda savo rekomendacijas, ar man jį naudoti, ar mesti lauk. Tai aš dabar jau atsargiai, ką nors pirkdama, kad netektų mesti lauk paskiau. Ir kartais geriau sumokėsiu brangiau už kokybišką, negu naudosiu nekokybiškus, bet paskiau taisysiu jų pasekmes. Mūsų aplinkoje tų toksinų visur pilna, aš jau minėjau, ir kosmetika, ir buities valymo priemonės, ir oras, kiek miestuose užterštas, ir mūsų vaistai, mūsų vanduo jūrose ir visoje aplinkoje, mūsų maistas, kuo yra purškiamas. Ir čia yra keletas tokių pačių kenksmingiausių ingredientų, kurių labai reikia saugotis. Labai liūdna yra, kad, sakykime, sodium lauril sulfatas įeina į top 10 kenksmingų ingredientų, kurių reikėtų vengti. Kosmetikoje ir odos priežiūroje, bet jie įeina į dantų pastą ir į šampūną, kad putotų. Jie nieko papildomo neduoda, bet tiesiog duoda didesnį putojimą. Labai kenksmingas produktas yra tie sintetiniai kvapai, nes realiai gamintojai nėra įpareigoti atskleisti, iš kokių chemikalų tą kokteilį kvapų sumaišė. Ir ten gali būti kokie nori toksinai, svarbu, kad kvepia. Ir tai yra laikoma komercinė paslaptimi. Ir mes kaip pirkėjai neturime teisės žinoti, ką mes įkvėpėme ir ką tepame ant savo odos. Kas yra tas kvapas, kokia tai cheminė medžiaga. Tiesiog, jeigu matote sudėtyje produkto parfumų, viskas aišku, jį verta dėti atgal į lentyną, nes šiaip jau mes balsuojame savo eurais. Ko nepirksime, to labai greitai nebegamins, ar ne? Tai reikia tokio sąmoningumo. Ir labiausiai mane sukrėtė ir tą sąmoningumą sustiprino vienas atliktas tyrimas, kad vaikai mūsų ateitis ir mes jau ją užteršėme. Žmonės, kai vaikai, paaiškėja, kad kūdikiai kažkuo serga, kaip kažkada labai anksti vaikystėje paaiškėjo mano liga, ir mama žiūrėjo į lubas ir klausė, kodėl tai mums nutiko, kodėl mano vaikas su tokia diagnoze, kai mes šeima tvarkinga, pareiginga, su aukštaisiais išsilavinimais, nerūkom, negeriam, nesikeikiam, mes tikrai švarūs, balti ir pūkuoti, už ką mums tokia. Ir žmonės įsivaizduoja, kad kūdikis yra švari balta lenta ir tik per gyvenimą užsiteršia, nieko panašaus. Kūdikis turi tą patį taršos lygį kaip ir jo mama, nes yra maitinamas per mamytės kraują, ar ne? Ir toksinai gaunami įstatymais patvirtintomis, saugiomis, leistinomis dozėmis kaupėsi mūsų kaip moterų organizme ir yra perduodami mūsų vaikams. Environmental Working Group ištyrė naujagimių bambagyslės kraują ir aptiko jame 287 chemikalus, iš kurių 180 yra žinomi kaip sukeliantys vėžį. 217 iš jų toksiški smegenims ir nervų sistemai, 208 iš jų sukelia vaisiaus vystymosi defektus, remiantis tyrimais atliktais su gyvūnais. Niekas tyčia su vaikais neeksperimentuotų, ar ne? Tas vyksta savaime ir natūraliai. Žmonėm nesusimastant. Ir vidutiniškai kūdikių bambagyslės kraujyje jie rado apie 200 industrinių chemikalų ir teršalų. Ir tai vyksta mums to nesusivokus ir neskaitant etikečių. Todėl aš jaučiuosi labai saugiai, kai perku produktus iš Living, nes vieną po kito mano vyras visus tikrina, kaip tik jam šauna į galvą, vis kokį nors naują produktą patikrina ir niekada neranda toksiškų ingredientų. Peržiūrėjęs, netgi tai, kas būna sąrašo pabaigoje, aš buvau iš viso sužavėta mineralinės pudros kompozicija, koks trumpas, koks paprastas ir net man suprantamas ingredientų sąrašas, kai naudojama kaip pagrindas gluosnio žievė, kas suteikia nuostabaus minkštumo, tokios minkštos, tokios smulkios pudros, kuri taip gerai dengiasi, nesu gyvenime turėjusi. Ir mūsų
mūsų švino ten ir kitų dalykų, kurių yra komercinėje kosmetikoje, tikrai nerasit, yra vien augaliniai natūralūs ingredientai, išskyrus vieną. Blakstienų tušas turi vieną neaugalinį ingredientą, tai yra bičių vašką. Manau, supratot mano mintį. Mes turim dekoratyvinę kosmetiką, kūno ir odos priežiūros, ir švaros priemonės, mes turim namų švaros priemonės, mes turime papildus įvairiausiems tikslams, įvairiom organizmo sistemoms ir procesams palaikyti ir valyti ir palaikyti funkcijoms. Turime nuostabų masažo rinkinį, leidžiantį atlikti tokį ir fiziškai labai sveikatinantį, ir emociškai harmonizuojantį masažą, kurį galima labai lengvai išmokti atlikti savo šeimoje. Ir kai aš pasiskaičiavau mažmeninę tų produktų kainą, viso pradedančiųjų rinkinio, aš buvau nustebusi, nes aš galvojau, kad skirtumas tarp tų sumų, kurią realiai sumokėjau ir kiek jisai kainuotų, jeigu po vieną buteliuką nusipirkčiau, bus mažesnis. Tai man net nedrąsu rodyti, bet realiai sutaupai daugiau nei dvigubai. Kartais žmonės nenori tapti nariu, jie nenori turėti savo paskyros Youngliving, jie nori tik to buteliuko, bet įsimylėję tą buteliuką ir nusprendė išmėginti kito, paskiau garintuvo reikia, o paskiau aš jau kelis turiu, bet aš noriu visų, nes aš jau supratau, kad tai yra labai geras rinkinys. Lygiai rinkinį nebeapsimoka, žodžiu, aš labai džiaugiuosi, kad pradėjau būtent nuo tokio startinio rinkinio, nuo garintuvo ir 12 pačių populiariausių eterinių aliejų, sukomplektuotų taip, kad būtų pagalba visoms organizmo sistemoms. Ir Vaida minėjo, kad skaičiavo kiekvieno lašelio savikainą, tai aš paėmiau tą kainą, kurią realiai moku, didmeninę kainą, būdama Youngliving narė. Ir paskaičiavau, kiek tenais yra lašelių ir kiek man kainuoja tas lašelis, jeigu man reikia juo pasitepti. Tai yra nuo 7 centų iki brangiausias čia eterinis aliejus turėtų būti Panauai. 42 centai. Ar mes to nevertos? Kavos puodelis ar ne brangiau kainuoja, negu mes per dieną eterinio aliejų sunaudosim, net jeigu jas naudosim ekstra atveju intensyviau. Ir šitame startinėme rinkinyje yra eteriniai aliejai 6 vieno augalo ir 6 mišiniai sukurti tam tikroms organizmo sistemoms ir procesams. Pavyzdžiui, Digest eterinio aliejų mišinys yra visai virškinimo sistemai palaikyti jos sveikai funkcijai. Thieves mišinys nuostabus, kai reikia palaikyti imuninę sistemą. RC mišinys, kai reikia kvėpavimo takams jau pagalbos. Stress Away, mano vaiko mėgstamiausias pavadinimas sako savaime, kad tai nuo streso. Panauai, kai ką nors skauda. Labai gera pagalba. Ir taip pat įeina į rinkinį 2 pakuotės vienkartinės Ningxia Red antioksidantų gėrimo. Jeigu jūsų vaikas paragaus ir jam patiks, laikykit, kad laimėjot loterijoje. Nes turėsite kuo labai skanių, patogių būdų savo vaiką pripildyti vitaminų, mineralų, amino rūgščių, palaikyti jo sveikatą, jo energiją iš natūralių šaltinių. Ir tai yra iš super maistų vadinamų produktų padarytas sultis, kai kurių augalų kaip granatai, trešnės yra sultis, o goji uogų iš Kinijos Ningxia regiono prie Geltonosios upės, kuri kaip ir Nilas, kaip atvinsta dumblų užneša laukus ir dėl to labai daug mineralų turi būtent ten auginamos uogos. Svarbu tik tais, kad nebūtų džiovintos su sieros dioksidu, ko pas mūsų aišku nevyksta. Tai goji uogų naudojama piurė. Ne sultis, o tiesiog visa uoga su sėklytėm, su žievele, su viskuo yra padaroma į piurė ir kad būtų geriamos konsistencijos, tada sumaišoma su kelių dar augalų sultimi, kurie sudaro sinerginę kompoziciją. Ir poveikis, ypač jeigu turit nevalgių vaikų, kurie tiesiog matosi iš jų tamsių paakiukų ir energijos trūkumo ir tuo, kad visi vaikai laksto siunta, o šitas vaikas atsilieka, nespėja, nesugeba kartu su kitais. Tai labai labai pasiteisino mūsų bendruomenėje šitas gėrimas. Garintuvų gali būti įvairių, startiniai rinkiniai, gali būti su Aria difuzorium, su klasikiniu Didrop difuzoriu, su
Lantern žibinto difuzorium. Ir kažkur dar tikiuosi turėsiu jums parodyti Desert Mist naujausią difuzorių. Ir tiesiog galbūt greitosiomis prasuksiu skaidres, nes mes jau gana ilgai bendraujam apie tai, kaip gali būti panaudoti kai kurie eteriniai aliejai iš startinio rinkinio. Jums nereikia to dabar užsirašinėti ar mintinai skubėti išmokti. Tiesiog įsivaizduokite save ryte, išgeriant stiklinę vandens su lašeliu citrino eterinio aliejaus, tą gaivą, tą tonuso pakelimą, tą energiją, tą didesnį susikaupimą ir pozityvumą pradedant dieną. Įsivaizduokite save, kai reikia nuimti, kai yra įtampa, kai yra protinis nuovargis, kai yra galbūt nuo to streso jau ir skrandis streikuoja ir norisi ko nors saldaus ir jūs pauostote nuo delnų lašelį kaip pirmetės. Ir jūsų apetitas kažkam saldžiam išgaravo, jūs susikaupėte ir jūs galite efektyviai toliau darbuotis. Įsivaizduokite, kaip vakare parėję namo, įjungėt garintuvą su stresalai ir visi parėję namo giliai atsikvėpė ir nusišypso, nes jie iš karto pasineria į pozityvę, malonę atmosferą, leidžiančią paleisti visą dienos įtampą. Įsivaizduokite, kaip vakare užjungėte garintuvą su levanda, kad visus gyvus aromatas jūs išlydėtų į sapnus, kurie bus ramesni, bus lengviau nurimti ir užmigti jūsų vaikučiams ar jums pačioms. Aš labai mėgstu aromaterapinės vonias su eteriniais aliejais, man tai labai ir gera pirmoji pagalba, jeigu prastai pasijutau ir tiesiog ir nuo streso, ir pasilepinimų, ir kaip meilė savo išraiška. Apelsinas yra fantastiškas aromatas, kai tiem žmonėms, kurie galbūt yra pavargę, užsilakstę, kuriuos galbūt prislegia rutina, depresyvi tokia niūri, slogi rutiniška būsena, prikvepini namus apelsino ar įkvepi jo iš buteliuko ir pasijunti kažkur atostogose. Toks nuostabus pojūtis. Įsivaizduokite galimybę padėti savo šeimos nariams natūraliais būdais ir produktais iš gamtos, kai jie prastai jaučiasi ir jums su patirtimi ir vis daugiau įgyjant žinių, vis mažiau ir mažiau reikės chemijos, kuri vieną taiso, kitą gadina ir nesikaups organizme tai, ko mes visai nenorime ten kaupti. Įsivaizduokit, kad galite, jeigu kažkokie nemalonūs kvapai, jeigu yra į gamtą leidžiatės ir norite jausti saugiai gamtoje nuo visų zyziančių, ropojančių gamtos sutvėrimų, galite naudoti eterinį aliejų, kurio kvapas bus galbūt per stiprus ir netoks malonus mums, o netoks malonus tiems mažiesiems zyziantiesiems. Ir kai įsivaizduokite save įsijungiant garintuvą, kai jūs norit susikaupti, pamastyti apie savo gyvenimo prasmę ir kryptį, ir kai tas aromatas padeda susikaupti, pakilėja jūsų sąmonę, padeda pajusti vidinę harmoniją, pusiausvyrą ir įsiklausyti į savo intuiciją ir rasti vidinius atsakymus. Arba tiesiog fiziškai jaučiant diskomfortą po ilgos sunkios darbo dienos prie kompiuterio, tiesiog nuimti įtampą savo pečiuose ar kažkurioje kitoje kūno vietoje. Arba turėjau tokį atvejį, moteris dirbo mokytoja ir pas ją buvo problema, jai nuolat pūtė pilvą. Ir tai buvo didžiulis netgi kompleksas, tai yra ir emocinis diskomfortas nuolat jausti tą pilvo pūtimą, kai esi tarp vaikų. Gali įsivaizduoti, kaip vaikai žiūrėti mokytoją, kuriai nuolat pilvą pučia, ar ne, kokios tenais bus mintis ir kalbos ir juokai. Ir labai padėjo jai eteriniai aliejai. Tiesiog jinai bandė daug ką išvaisti, nes įvairius ten tuos preparatus dažnai televizijos reklamose rodomus, bet eteriniai aliejai jos problemą išsprendė labai greitai, labai efektyviai ir labai maloniai. Taip pat galim savo grožio priemonės, savo kremus, savo serumus, savo odos aliejus po prausimosi praturtinti eteriniais aliejais. Apie šitą gėrimą galim būtų daug prirašyti. Aš sutraukiau 5 skaidres į šitą vieną sąrašą.
Ir galbūt jums netaip svarbu, kokie ten vitaminai ir ką jie daro, labai detaliai gal ir nežinot. Aš tokį sutrumpintą, labai sukoncentruotą sąrašą padariau, kuo gali mums pasitarnauti šitas antioksidantų ir maistinių medžiagų gėrimas. Ir visiems mums šiuo metu, ypač rudenį, norisi šiek tiek daugiau energijos, ar ne? Įsigyti šitos produktus yra labai paprasta. Vaida arba aš galėsime jums padėti užsiregistruoti. Niekam nerekomenduoju niekada registracijos kaip klientų pirkti iš gamintojo arba perpirkti iš rankų kaip klientai, mokant pilną kainą, kai galima susikūrus savo paskyrą tiesiai iš Jingliving užsisakyti didmeninę kainą su 24% nuolaida. Galite pakelti ranką visi, kas norėtumėte sutaupyti tokią didelę kainos dalį. Toliau galima būti nariu ir kaip iš bet kokios parduotuvės elektroninės pirkti kada nori, ką nori. Jokių įsipareigojimų. Bet jeigu jūs norėsit, taip kaip aš, siuntinuką papildymą to, ką pabaigėt gauti kiekvieną mėnesį, ir sutaupyti ant siuntimo, gauti daugybę papildomų dovanėlių, papildomų produktų už tą pačią kainą, už taškus savo renkamus, arba ilgainiui galbūt netgi nemokėti už savo užsakymus ir padengti juos gautais komisiniais, gauti dovanų kelionės, galbūt jūs domins lojalumo programa ar net su laiku partnerystė. Aš labai džiaugiuosi tokia iniciatyvia, pozityvia moterim kaip Vaida, atėjusi į mano komandą dar visai neseniai ir jau su tokiu entuziazmu naudojančia ir besidalinančia savo patirtimi ir kviečiu prisijungti į Vaidos komandą ir kartu augti, kartu mokytis, nes mes galime susidaryti, gauti konsultacijas, gauti patarimus mūsų bendruomenėje, susidaryti savo sveikesnio gyvenimo būdo planą ir pamažu, nebūtinai išmesti visko, ką turite savo namuose ir išleisti kalno pinigų, pakeičiant viską vienu kartu. Nu gerai, mes lietuviai, bet tie dalykai, ką jūs naudojat, baigėsi ir jūs galite pasibaigusius pakeisti saugesnė, geresnė alternatyva. Pamažu, kartą per mėnesį vis kažką nupirkus ne iš prekybos centro, o iš ten, kur gausite 100% augalinius, saugius ir jūsų sveikatą puoselėjančius produktus. Ir lojalūs nariai, kurie yra lojalumo programoje, gauna dalį savo užsakymo 10, 20, 25% taškais, kurios gali iškeisti į bet kokius norimus produktus, taip pat gauna papildomas dovanėles kas 3 mėnesius. Ir tai yra puikia galimybė greičiau keisti tą visą savo turimų namuose kasdienio naudojimo produktų asortimentą. Ir arba Vaida, arba aš galime jūs palydėti per pirmą užsakymą ir pasirūpinti, kad tikrai mokėtumėt ne pilną, o didmeninę kainą su nuolaida, prižiūrėti, kad gautumėt visas dovanėlės, kokias tik galite pasiimti pagal tai, ką norėsite užsisakyti. Mes turime komandai jau užsiregistravusiam ir užsisakiusiam uždarą Facebook grupę, žymiai gilesniai pažinčiai su šitais produktais ir draugišką palaikančią bendruomenę. Kaip sakiau, nuolat vyksta įvairiausi mokymai ir galite dalyvauti, kai jums tema yra aktuali ar pasižiūrėti įrašus iš jau didelės sukauptos duomenų bazės. Aš vedu aromopsichologijos kursus, norintiems giliau pažinti emocinį aromatų poveikį ir jų pagalbą gydyti sielos, emocinės žaizdas. Taip pat tiems, kas norėtų imtis papildomos veiklos ir gauti geriausią visų finansinių specialistų rekomendaciją, aš pati pagal išsilavinimą finansininkė, yra diversifikuoti savo pajamų šaltinius. Tai yra pajamas gauti iš kelių skirtingų šaltinių. Ir neparduodant dar savo naktinį laiką. Ne. Mūsų laikas yra ribotas, jo turi likti poilsiui, jo turi likti mūsų hobiui, mūsų šeimai, mūsų asmeniniam augimui ir tobulėjimui. Asmeniškai aš, mano šeima, turime, dabar bijau sumeluoti, 5 skirtingus pajamų šaltinius ir didelė jų dalis veikia tada, kai aš miegu. Kartą sukūriau ir jie daugmaž su minimalia priežiūra neša vertę žmonėms ir naudą man neterminuotai. Ir
būdama finansininkė ir turėdama jau 5 metų patirtį su Young Living, aš vedu veiklos mokymus tam, kad mano komandos narės ir partnerės tai, ką aš pasiekiau per 5 metus, pasiektų bent jau per 3. Man yra didžiausias džiaugsmas padėti kitiems ir aš tikriausiai labiau džiaugiuosi savo komandos narių pasiekimais, pergalėm, gautais bonusais, gautom kelionėm, negu savo. Nes, manau, didžiausias džiaugsmas gyvenime yra iš to, ką duodi. Ne? Ir veiklos esmė, kaip sakiau, yra labai labai paprasta. Tuo, kas tau padarė didžiausią įspūdį ir įtaką tavo gyvenimo kokybei, tiesiog pasidalini su aplinkiniais, kam tai galėtų praversti pasitarnauti. Ir čia yra įvairios, sakykime, nuo žemiausios kvalifikacijos pačios pradžios iki aukščiausios kvalifikacijos, vidutinės pajamos, kurias uždirba Young Living nariai. Aš šiai dienai esu aukso kvalifikacijos narė, Gold. Čia yra vidurkiai ir tai yra prieš porą metų. Buvę ataskaitoje Young Living pateikti vidurkiai. Bet turiu dokumentą su praėjusių metų vidurkiais, jeigu kažkam būtų įdomu. Ir man tai yra skaičius apibrėžiantis, kiek naudos aš daviau ir kiek gyvenimo pakeičiau į gerą. Ir su kiek žmonių mes kartu, kaip bendruomenė, augame, tobulėjame ir siekiame kažko daugiau, kažko geriau savo šeimai. Ir mano misija yra tiesiog perduoti žinutę. Man kažkada ją perdavė, aš jaučiu didžiulį dėkingumą tai moteriai, kuris su manim pasidalino šitą galimybę. Ir šiai dienai ir jau 5 metus aš ją perduodu toliau, nes vienas žmogus negali pakeisti pasaulio, bet jis gali nešti žinią keičiančią pasaulį. Aš neparduodu produktų, aš neužsiperku kalno buteliukų, papildų ar kažko, aš nelaikau savo namuose sandėlio. Aš tiesiog parekomenduoju, pasidalinu savo žiniomis ir padedu žmonėms užsisakyti tiesiai iš gamintojo, davusi savo rekomendavimų numerį. Ir noriu, taip, buvo ne ta skaidrė iš paskutinė, kurios man reikėjo. Ir noriu grįžti pas jūs. Ir tikiuosi, galbūt galės dar kas nors įsijungti kamerą ir pasimojuoti. Ir mielai atsakysiu jūsų klausimus, jeigu tokių turite, apie mūsų su Vaida patirtis asmeninės, jeigu norite kažko paklausti. Gal kažkokių klausimų apie eterinių aliejų naudojimą, saugumą, naudojimą vaikams ar vyresniems žmonėms, apie imunitetą šiais sudėtingais laikais. Klauskite, turime dar keletą minučių ir mielai atsakysime. Galite įsijungti kamerą ir mikrofoną ir klausti, arba galite rašyti į chatą. Apačioje yra chat, toks burbuliukas, paspaudus galima bus rašyti tekstą. Taip. Luktelsime, kol kas nors parašys, jeigu rašo. Labai norėčiau matyti veidus, gaila, kad visi pasislėpė. Bet labai dėkoju visoms, kas susirinkot, kas prisijungėt, kas buvot kartu šią valandėlę laiko. Ir Jurgita, Jolita, Asta, Silvija, Meida, Kristina, Jurgita, Vaida, buvo smagu su jumis praleisti šią valandėlę. Tikiuosi, iš šio mūsų susitikimo pasiimate savo kažką tokio kaip sėklą. Ir jeigu ją puoselėsit, jinai sudygs ir užaugs į kažką labai gražaus. Jurgita rašo, ačiū jums. Dėkui, Jurgita. Ir drąsiai kreipkitės, jeigu kils klausimų tik vėliau. Būna, kad kartais ir geras juokelis, ir klausimas kyla po valandos kitos. Tai rašykit Vaidai Urbaitytei arba Linai Balsiai Facebook'e susiradus. Ir labai lauksim atgalinio ryšio apie tai, ką savo vertingiausiai, įdomiausiai išgirdot, ką pasiėmėt. Ir jeigu taip, Jolita klausia apie alergišką vaikutį, kokį eterinių aliejų rekomenduotumėt. O sakykite, kokio amžiaus yra vaikutis ir kokio pobūdžio yra ta alergija. Ar tai yra kaip sloga, kaip šarojimas, ar tai yra kaip bėrimai kažkokie odos. Nes pas mano vaiką po 2 kursų antibiotikų, kai jam buvo 2 metukai, buvo prasidėjusi alergija.
ir pagrindė maistui, bet chemikalams maiste. Pavyzdžiui, jeigu gerai, jeigu suvalgysi žiemą braškino torto, kai jos tokios sintetinės, tai iš karto pradėdavo niežtėti verti. Aš supratau, kadangi tai prasidėjo paūmėjo po antibiotikų kurso, žinojau, kad tai yra po skiepų, ar ne? Tiesiog toksinai pateko į kūną, ar ne? Ir įdirgino imuninę sistemą. Aš tiesiog valiau organizmą. Ir tokiam mažam vaikui negali agresyvaus, stipraus organizmo valymo daryti, ar ne? Kadangi Nink-CRT gėrime yra citrusiniai eteriniai aliejai, bet gerai išmaišyti ir nedaug, labai saugu gerti tas sultis vaikams, tai jų ir energija, ir tonusą kelia, bet tie citrusai ir pats tas gėrimas pamažu valo kepenis ir inkstus ir jos tonizuoja, o kepenis tada gerai paimti visą organizmą. Labai svarbu, kad vaikas gautų pakankamai. Atsiprašau, aš garsiai išjungsiu tavo gerai, dėkui. Labai svarbu vaikui gauti pakankamai vitamino C, nes tai antioksidantas. Ir kai mes turėsim pakankamai antioksidanto pigaus, sakykime taip, jį palyginsiu, mes sutaupysime labai prabangaus antioksidanto gliutationo, kuris galės užsiimti sunkiųjų metalų, pavyzdžiui, šalinimo. Gerosios bakterijos buvo mūsų duona ir vanduo, žinokit. Kiekvieną vakarą girdžiau ant tuščio skrandžio vaikui Life9 iš Young Living, dabar atsirado atskirai vaikiškos gerosios bakterijos, tokie paketėliai su miltukais. Į burną suberi, jie tokie saldžiarapšiai labai skanus, nes reikėjo atstatyti žarnyno mikroflorą ir tą dangą, nes nuo tų visų pažeidimų, nuo antibiotikų, nuo skiepų, žarnynas tampa pralaidus ir toksinai iš maisto, tiksliau, tiesiog net nebūtinai toksinai, maistas, nesuvirškintas baltymas, patenka į kraujotaką ir tai sukelia alerginės reakcijas. Tai tiesiog tai, ką aš dariau su savo vaiku, po tų 2 antibiotikų kursų ir vakcinų taip pat, tada dar neužteko proto pasakyti stop, tas atėjo žymiai vėliau, tai mes tuo metu turėjom tokį protokolą. Vitaminas C, gerosios bakterijos, stengiausi žiūrėti jo mitybą, saugojau nuo maisto su įvairiais priedais, papildais, skonio stiprikliais, dažikliais, jeigu ledas, tai vanilinis, paprastas, jokių spalvų. Ir aš viriau kaulų sultinius. Aišku, idealu būtų rasti ekologiškų gyvūnų kaulus, tuos, kur būna cukriniai stambus kaulai su sąnariais, viriau greitpodyje sultinius, nes kaulų sultinyje yra amino rūgštis L-lizinas, kuri tamprina tarpus tarp žarnyno ląstelių. Žarnyno danga yra vos iš 1 ląstelės storio. Oda turi gal 16 ląstelių storio, o žarnynas tik 1 ląstelę. Ir jeigu tarpai nuo gliuteno ir netgi gliuteno neturinčių grūdų, tie tarpai pralaisvėja, maisto nesuvirškintos dalelės, kurios turėtų išeiti lauk, patenka į kraujotaką ir tada aktyvuojama imuninė sistema tai sumedžioti ir sunaikinti ir kartais prie to pačio sunaikina audinius savus. Ir vitaminas D beje subalansuoja imuninę sistemą, kad jin būtų ne per stipri ir ne per silpna. Tada jinai laiku paleidžiama ir laiku sustabdomi uždegiminiai procesai. Mes turim fantastiškų skonio vitaminą D, kuris yra deficitas ir dažnai tampa išparduotas, šiuo metu yra išparduotas 120 tabletėlių bankutėje, 1 tabletėlė 1000 tų tarptautinių vienetų, labai skanios, įsisavinamos ne žarnyne, jeigu jis pažeistas, beje, ten nelabai ir įsisavinsi, o burnos gleivinė, užtenka sučiulpti. Nauja technologija ir jis yra iš augalų, ne iš gyvūnų, ne iš avyčių kailio, ne iš lanolino. Tai tiesiog mano buvo tokie, ką aš taikiau, gėrėm Nink-CRT sultis, viriau kaulų sultinius, daviau gerasias bakterijas. Ir tai užtruko porą metų. Ta problema mažėjo, jinai vėl sukildavo, jeigu vaikas gaudavo tokio netinkamo maisto, kur nors Palangoje, ten ledas spalvotą nusipirkom vasarą. Žinot, toksai būna ledas susuktas ir iš 3 spalvų. Esate tokį mačiusi? Vaisinis ledas. Ir mano vaikas dar tik tą trečdalį pirmą spalvą nuvalgė ir pradėjo kasytis. Ir aš tiesiog pakėliau maikutę, žiūriu, jau tokie raudoni sudirgimai spogeliai. Tiesiog ties to dirbam. O kitas variantas, kai būna tos slogos, labai geras derinys yra būtent startiniam rinkinyje levanda plus citrina plus pyrmetė. Jos galima maišyti ir garinti garintuvu, galima
atskiesti su augalinio aliejum, uždėti ant buteliuko tą rutulinį aplikatorių ir tiesiog tų rutuliukų patepti, tarkim, sprandą, kaklą, pėdas. Ir žmonėm tai padeda tikrai suvaldyti tas alergijas, kurios va būtent tom slogom gleivėm pasireiškia. Ašarojimu tikrai sumažina, kartais tokiais, galbūt vaikas 4 metų tai jau neleliukas. Galima būtų pamėginti, pavyzdžiui, paimti net nelašo vos ant pirštuko levandos ir padaryti va taip. Per vidinę žando pusę perbraukti. Būtent levanda, nes jinai turi antihistamininį poveikį, kas mažina alerginių reakcijų. Aišku, su mažais vaikais kuo mažiau, tuo geriau, atsargiai, bandom. Saugiausia vieta, kur tepti eterinius aliejus, yra pėdos. Bet to ten visi akupresūriniai taškai, tai dviguba nauda. Ar yra koks eterinis aliejus padedantis šlapimo sistemai? Labai dažnai, žinokit, yra prie šlapimo pūslės uždegimo, aš visai neseniai galvojau, kad man prasideda inkstų uždegimas. Laimiai labai greitai tą pačią naktį išsisprendžiau problemą, kad jinai neįsismarkautų. Buvo mūsų komandoje, kas turėjo jau tokį, kad gydytojas sakė, jokių eksperimentų, staigiai ten stiprius antibiotikus, nes kitaip labai blogai bus į inkstus nueis. Jinai gėrė Inner Defense, tiksliau aš pati, kadangi savaitę keliauja siuntinys iš Engliven, tai aš savo atsargoj turimą bombutę kapsulių Inner Defense su eteriniais aliejais jau sumaišytais, greitai paštomatą tą pačią dieną ir jei kitą dieną jau buvo Vilniuje, jinai jas gėrė ir praėjo. Yra pas mūsų, tai aš parodysiu jums labai fainą knygą yra pas mus. Mes ne medikės ir galvoja išlaikyti visų tų dalykų neįmanoma, ar ne? Ir mes net nenorime mokintis apie kiekvieną aliejų 100 dalykų, ką jisai daro. Šita knyga yra fantastiška. Lietuvių kalba jinai parduodama tik Engliven nariams. Sakykime, čia yra ir teorija, ir saugumas, ir apie naudojimą, ir apie visus eterinio aliejus, vieno augalo mišinius, papildus, o va šita paskutinė dalis, vos mažesnė nei pusė, kur raudonai puslapį pažymėti, yra pagal negalavimus. Atsiverti tau aktualų negalavimą ir žiūri, ką aš čia atsiverčiau. Iššokęs pėdų kauliukas. Dažnas dalykas, vyresnė moterim, neišskaitai. Čia yra parašyta, kas tai yra, kaip tai atrodo, kaip tai vyksta, šiek tiek pristato situaciją. Ir rekomendacijos vieno augalo aliejai ir išvardinta, įeina kai kas iš startinio rinkinio, eterinio aliejų mišiniai taip pat įeina kai kas iš startinio rinkinio. Startinis rinkinys taip gerai sukomplektuotas, kad kokį negalavimą neatsiverčiu, visada randu, kas yra iš startinio rinkinio, tiktų. Ir taip pat dar duotas receptas ir vartojimo rekomendacijos. Labai patogu turėti tokį dalyką namuose, nereikia tada kiekvieną kartą, kas nenutiktų, klausinėti kažkieno, ką čia man naudoti. Ir netiek daug žmonių yra tokie moksliukai kaip aš, kad įlystų kur nors į Google mokslinčių ar Amerikos medicininių tyrimų duomenų bazę PubMed ir tenais prasikuistų pro mokslinius tyrimus. Šitas patogiau, ne namuose. Patogi graži knyga, storais viršeliais, tokia negėda ir, žinai, padėt matomai vietai. Ir, kaip sakiau, mes turime daug mokymo ir kada kokia tema, moterų hormonai ir vaisingumas, namų švara, imunitetas, emocinė ten harmonija ir darna, streso valdymas. Aha, jau turi, Vaida. Puiku. Ir daugybė įvairiausių temų vaikams, suaugusiems ir vyrams, moterims ir gyvūnėlėms taip pat. Ir mes pamažu tos žinias kaupiam, bet tais ekstra atvejais, man kažko reikia, kur čia dabar ieškoti, nelakstysiu kaip višta be galvos, atsiverčiau knygą. Tai labai patogu ir galit būti ramios, kad naudosit saugiai ir efektyviai, jeigu perskaitysit rekomendacijas, kaip naudoti ant buteliuko ir rekomendacijas, ką naudoti knygoje. Tad jausitės saugiai. Taigi visas, kas jausit, kad man šito reikia. Ir beje, dėl pūslės uždegimo iš startinio rinkinio yra Thieves. Galima skiesti ir tepti pilvo apačią ir juosmenį visą. Yra Digest, yra Copaiba. Tos 3. Mėginčiau, eksperimentuočiau tą, vieną, kitą, trečią, arba kaitaliočiau dienoje. Copaiba kapsulėmis geria prieš šlapim tokių uždegimo, bet galbūt Copaiba su Thieves'u pamėginčiau miksuoti į tuščias kapsulės arba
nes grino tai neišgersi. Arba iš aukšto aliejus, paprasčiausias buitinis būdas ir tada nuryti. Tai bet paprašiau įmasažuoti būtent ten, kur reikia, negu nuryti. Nes iš karto bus čia. Dėkui visiems, kas susirinkote, palaikykime ryšį ir kas norėsit užsisakyti, rašykite Vaidai arba man ir busite Vaidos komandos narės, kartu mokytis, augti, tobulėti, keisti savo ir aplinkinių gyvenimus. Ate! Ačiū labai visoms, kas prisijungėt. Knygą aš turiu irgi, jau knygą turiu 2 metai, man jinai dirba kasdien, nes tikrai atsiranda visokių įvairių negalavimų ar kažkokių klausimų. Ir tiesiog įdomu paskaityti, o ką reikėtų daryti, kad tai daug ką galima išbandyti. Tai jeigu kažkas turit kažkokį ekstra klausimą, rašykit, mielai pacituosiu iš knygos ir tikrai pagelbėsiu, ką galėsiu. Beje, čia yra ne vien fiziniai negalavimai, yra skyrius su emocijom, atsivertai pyktis, atsivertai baimė, nerimas, beviltiškumas ar dar kažkas, kaltė, gėda ir žiūriu, ir realiai padėtų paleisti šitas emocijas ir grįžti į optimalią būseną. Tad čia yra totaliai holistinė sveikatinimo sistema dovanota Dievo ir motinos gamtos. Tikiuosi, jinai prigis jūsų gyvenimuose. Ate, mielosios. Ačiū labai, gero vakaro. Ate. Ačiū, ate.